Avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik 14,50 €. Baltikum, kai reikia dovanų. Ketvirtadienio sausio 15 dienos laidoje Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pateikė ataskaitą apie praėjusių metų veiklos rezultatus. Kalėdinėme Rusų kultūros klubo susitikimai renginyje bendruomenės vairas perduotas į Vilijos Maksimets rankas. Moksleivių olimpinio festivalio stalo teniso varžybose geriausiai sekėsi Krakių vaikinams ir Šviesiosios gimnazijos merginoms. Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai pateikė ataskaitą apie 2014 metais mūsų rajone įvykusias nelaimės, jų priežastis bei pasekmes, akcentuodami, jog nors statistiniai duomenys šiemet didesni, tačiau skaudžių nelaimių prevencinių programų dėka vis dažniau išvengiama. 2014 metais viso kilo 287 gaisrai, 13 metais 238, tai 49 gaisrais daugiau negu 13 metais. Metai iš metų statistika nesikeičia, kad gaisrų padaugėja kovo-balandžio mėnesį, tai tikriausia įtakoja tai, kad gaisrai kyla atvirose teritorijose, dega sausa žolė. Taip pat 21 atvejis yra užfiksuotas, kada žemės ūkio pastatai degė, 13 metais 24, gyvenamųjų namų 21, 13 metais 14, butai taip pat turime padidėjimą, 9 atvejai, 13 metais 7, transporto priemonių gaisrai, tai kelyje 19 atvejų, 13 metais 13 atvejų, kiti gaisrai transporto priemonėse 7 atvejai, 10 gaisrų kilo nenaudojamuose apleistuose pastatuose. Pagrindinė viena iš priežasčių tai yra neatsargus žmogaus elgesys su ugnimi, tai 162 priežastys buvo nustatytos, 13 metais 126. Neatsargus rūkymas 14 atvejų, elektros instaliacijos gedimas 13, dėl netvarkingų kūrenimo įrenginių 15 atvejų šiemet, 13 metais turėjom 11, padegimo atvejų skaičius yra vienodas, po 12 ir 13 metais turėjom 3 žaibo iškrovas, nuo ko užsidegė pastatai, šiais metais neturėjom nei vieno. Per paskutinius 2 dešimtmečius turėjom tik vienus metus, kada neturėjom žuvusių žmonių. Praeiti metai, per praeitus metus žuvo 2 žmonės, tai santykinai iš ties yra nedidelis skaičius, nes jeigu paimtume vidurkį, tai per metus gaisruose mūsų rajone vidutiniškai žūdavo 5 žmonės. Visų turėjom 288 gaisrus 14 metais, 13 metais mes turėjom 230 kelis gaisrus, tai padidėjimas yra, bet padidėjimas, turbūt pagrindė dėl to, kad padėjo gaisrų atvirose teritorijose. Pagalbos gelbėjimo darbų skaičius irgi šiek tiek didesnis, turim 188 14 metais, 13 metais mes turėjome mažiau. Bet padidėjimas vėlgi ne tų tokių sunkių galbūt darbų su tragiškom pasekmėm, bet tokie darbai daugiau galbūt pagalba specialiom tarnybom, tai yra medikam, gal policijai. Tai tas ir lėmė išaugusią skaičių. O apskritai galbūt reikėtų pasidžiaugti 14 metais atnaujinta buvo gaisrų gesinimo gelbėjimo technika. Mūsų tarnyba gavo naują gaisinį automobilį, tai iš ties, didelis toks, sakykime, techninis postūmis įrangos klausimų, kadangi jo ir vidutinis, sakykime, greitis yra didesnis, jis natūralu, kad operatyviau galima sureaguoti, tai mažiau išlaidų ir techniniam aptarnavimam, ir remontui, nauja technika yra nauja technika. Jeigu kalbėtų apie apskritai sureagavimą į rajono teritorijas, į kaimuose kilusius gaisrus, tai yra ugniagesių komandos, kurios išdėstytos tam tikrais atstumais. Mes turim viso 9 komandas. Su ugniagesių komandom problema yra su technikos atnaujinimu, nes per visą laiką nepavyko mums to pasiekti. Priimtas yra, dalinais statymas dėl savanorijas.
Tai toks kaip iššūkis, sakyčiau, galbūt šiam metam bandyti pasiekti kažkokio tai persilaužimo tuo klausimu. O 16 metais jau, įstatymiškai numatyta, kad savanoriai jau pilnai galėtų dalyvauti gaisrų gesinime, padėdami valstybinės tarnybos pareigūnam, padėdami savivaldybės priešgaisriniai tarnybai. Rusų kultūros klubas Susitikimai pakvietė kėdainiečius į tradicinį kalėdinių susitikimų vakarą, kuriame skambėjo įspūdingi romansai ir operų arijos, bei padėkos ilgametiai šio klubo vadoviai Jevgenijai Šlikieniai, kuri po 19 vadovavimo draugijai metų savo pareigas patikėjo daug jaunesniai kolegijai Vilijai Maksimets. Žinokit, šiandien, kaip ir visada, stačiatikių kalėdas, mūsų šventės, mūsų tradicinės šventės. Ir kaip visada skambės romansai, muzika, klasikinė muzika. Ir žinokit, šį kartą koncertas skiriasi mūsų žymiam poetui Michailui Lermontovui. Ir aš vadovauju šitam klubui 19 metų ir tie metai labai greitai prabėgo. Nuo nieko tokio aš labai patenkinta, kad mūsų veikla eina į priekį, kad dabar vadovaus klubų nauja graži moteris. Jinai yra rusų ir literatūros kalbos mokytoja Vilija Maksimets. Jinai labai energinga, jinai protinga, jinai iš tikrųjų labai geras žmogus. Ir kaip jinai vadovaus dabar šitam bendruomenė, šitam klubui. Ir žinokit, ir dabar kartu su ją ateis ir kiti nauji, jauni žmonės, mums to reikia labiausiai. Aš labai patenkinta, kad mano svajonė įsipildėsi dabar, kad mes turim naują vadovę. Jevgenijos Šlikienės iniciatyva Kėdainiuose įamžintas žymaus Rusijos politiko Piotro Stolypino atminimas, surengtos 2 tarptautinės konferencijos, išleista svarbi istorinė medžiaga ir pastatyta paminklinė lenta šalia Kėdainių Viešpaties Atsimainymos cerkvės. Šios prasmingos veiklos dėka Kėdainių rajono savivaldybė užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Kaliningrado srities Zelenogradsko miestu. Buvo suorganizuota daugybė įsimintinų kultūrinių projektų, tačiau dabar atėjo laikas darbus patikėti jaunai ir veržliai įpėdiniai, kuri tikisi daug plačiau ir išsamiau kėdainiečiams pristatyti rusų tautos kultūrą, jos tradicijas, asmenybės bei jų nuopelnus. Mintis, idėjos pačios optimistiškiausios, su nauja energija, su naujomis jėgomis planuojame naujus projektus. Planuojame renginius, paliksime tradicijas, kurias padėjo Eugenija Ivanovna, tas gražiasias kalėdinės šventės šventimo susitikimai, va tokie. Daugelį dalykų paliksime, ką Eugenija Ivanovna yra jau pradėjusi ir tęsime, įtraukdami dar ir naujų narių, įtraukdami į naujų darbų. Smagu kalbėti apie dalykus kultūrinius, apie tai, kad Rusija iš tikrųjų turtinga tais žinomais žmonėmis, kad Rusijos kultūra tai lobynas ir žinias apie jį reikia skleisti, platinti, nes šiuo metu daugelį dalykų yra pamiršta. Vyresnės kartos žmonės ne kažkiek tai, o labai gerai dar žino ir prisimena, ko mokėsi kadaise mokykloje, galbūt paskui vėliau kažkiek. Tai dabar daug kas yra primiršta ir pamiršta. Tai va tas gerasias tradicijas, rusų kultūrą, rusų šventės, rusų veikėjai žinomi, dažnai apie juos irgi pamirštame tiesiog priminti. Įsibėgėjęs Kėdainių rajono mokinių olimpinis festivalis Atžalyno gimnazijoje tęsiasi stalo teniso varžybomis, į kurias susirinko 9 berniukų ir mergaičių komandos. Varžybų organizatorius Kėdainių sporto centro specialistas Martynas Šležys minėjo, kad įvairios sporto šakos sulaukia nevienodo dalyvių skaičiaus, tačiau visos kovos yra labai azartiškos ir naudingos jaunimui. Olimpinis festivalis prasidėjo rudens kroso rugsėjo mėnesį, jau vykdėm ir salės futbolą, ir kvadratą, ir dabar vykdom stalo tenisą, vyko jau drąsūs stiprus, vikrus, ir kaimo vietovių, ir miesto vietovių, ir Kėdainiuose buvo ir zoninės jau varžybos. Akademijai vykdėm ir Šėtoj važiavom kvadratą zoninės varžybos. O šiandien komandų dalyvauja 5, yra 5 mokyklos. Šėta, Krakės, Atžalynas, Šviesioji ir Aušros mokykla.
Žinau, tai yra tokios sporto šakos kaip stalo tenisas, tai jos tokios kaip ir nėra labai populiarios Lietuvoje, bet tiesiog vaikai laisvalaikiu daugiau yra žaidžiančių vaikų. O daugiau tai sportiškumas priklauso irgi ir nuo mokytojų, manau, kaip jie juda su vaikais ir nuo pačių vaikų, kiek jie patys nori. Stalo teniso varžybose galėjo dalyvauti 1999 metais gimę pirmųjų gimnazijų klasių ir jaunesni moksleiviai. Geriausiai vaikinų tarpe sekėsi Krakiškiams. Antra vieta atiteko Atžalyno gimnazijos komandai, trečia Šėtos gimnazijos moksleiviams. Merginų grupėje nepralenkiamos buvo Šviesiosios gimnazijos tenisininkės. Antrąją vietą užėmė Krakių sportininkės, trečią šeimininkės Atžalinietės. Stalo tenisą žaidžiu maždaug apie kokius 2-3 metus. Teniso lankyti kaip ir neteko, pats viską išmokau namie. Mokyklai sąlygos yra gan geros, iš tikrųjų yra 3 stalai. Pertraukos metu daug kas žaidžia ir būna smagu tikrai žaisti. O šitas tenisas tai mane patraukė, nežinau, turbūt, kad reakcijos lavinimui ir koordinacija kokia. Kaip vyksta mokykloje varžybos, draugiškos kažkokių prizų susigalvoja? Jo, būna surengia kūno kultūros mokytojai arba direktorius teniso kokius turnyrus, prizai būna dažniausiai taurės kokios arba medaliai. Kartais būna, jeigu paimi prizinę vietą kokią, gali važiuoti į kitas varžybas, tarp kitų ten į kaimus arba miestas. Būna įdomu tikrai. Atžalyno gimnazijos kūno kultūros mokytojas Andrius Urbšys minėjo, kad mokykloje yra geros sąlygos jaunimui sportuoti, tačiau paruošti naujai susirinkusius gimnazistus varžyboms pritrūksta laiko. Šiandien vyksta tarpmokyklinės stalo teniso varžybos, dalyvauja turbūt, kaip ir minėjo, 5 vaikinų komandos ir 4 merginų komandos. Kaip sąlygos mokyklai tikrai sportuočios sporto šakas yra pilnai sudarytos, turime 5 stolus, turime laiką, kada salė būna laisva, tai reikia tik tai vaikam norėti ateiti ir bandyti treniruotis. Gaila tik tai, kad varžybose, kadangi mes esam gimnazija, ateina 9-okai ir turim labai mažą laiką pasiruoštom varžybom, tai faktiškai nuo rugsėjo iki sausio mėnesio, ką mes galime paruošti naujus žaidėjus. Ir taip gaunas kiekvienais metais, bet šiaip norinčių ir žaidžiančių vyresnių vaikų tikrai yra nemažai. Netgi vienu metu buvo, kad trūkdavo ir stalų ir buvo masinis tikrai susidomėjimas. Nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas. Tik 8,50 € per mėnesį ir 100 megabitų visiems į visus tinklus. Baltikum. Kad būtum kaip žaibas, tau užtenka 100. Nuo šiol viena sparta visiems. Viena sparta visur. 100 megabitų. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas. Visų greičių. Sausio 23 dieną 13 val. Ir 17 val. Edukacinis Vilniaus tarptautinio kino festivalio Kino pavasaris projektas Kino karavanas. Vasario 24-18 val. Kėdainių kultūros centre jubiliejinis grupės Patruliai koncertas 10 metų kelyje. Atlikėjai paruošė naują muzikinę programą, kurią pristatys su gyvos muzikos grupe. Koncertų metu grupė Patruliai pristatys naują programą 10 metų kelyje su naujomis bei jau hitais tapusiomis dainomis. Jubiliejinį turą vainikuos specialiai išleistas naujas albumas 10 metų kelyje. Puikus laikas ir gera nuotaika garantuota. Edukacinis Vilniaus tarptautinio kino festivalio Kino pavasaris projektas Kino karavanas tęsia kelionę po Lietuvos regionus. Sausio 23-ąją jis lankysis Kėdainių kultūros centre ir suteiks miesto gyventojams unikalią galimybę nemokamai pamatyti 2 puikius europietiškus filmus. 13 val. Įvyks praėjusiame Kino pavasaryje sužibėjusios švedų komedijos 100-metis, kuris išlipo pro langą ir dingo seansas. O 17 val. Bus parodyta britų komiška drama Savaitgalis Paryžiuje. Aš dar dainuosiu, nekartą girdėjome hiperbolės koncertuose. Šiandien pažadas ištesėtas, scenoje legendinės grupės dvasia alsuoja Hiperbolė Tribute Band. Vėl į koncertų sales sukviestos minios žmonių, kuriems hiperbolė ne tik grupė. Tai neišdildomi jaunystės prisiminimai, nostalgiška dvasia, širdiem žinai gyva romantika ir iki šiol rusenantis pirmosios meilės žavesys. Visus ištikimus šiai legendiniai muzikai Hiperbolė Tribute Band kviečia į grupės 40-mečiui skirtą turą po Lietuvą. Vasario 24 dieną 16 val. Koncertas vyks Kėdainių kultūros centre. Bilietų kainos nuo 8 €.
Švento Juozapo parapijos skelbimai. Sausio 17 dieną 18 val. Mūsų bažnyčioje ekumeninės pamaldos. Dalyvaus katalikų stačiatikių, evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų dvasininkai ir jų bendruomenių nariai. Sausio 19 dieną 12 val. Šventos mišios bus aukojamos už parapiją, šeimos ir jaunimo centrų darbuotojus, gyvojo rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo motinos draugiją, Caritas organizaciją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis. Sausio 26 dieną 12 val. Šventos mišios bus aukojamos už parapiją ir žvakučių aukotojų intencijomis. Vis dar laukiame norinčių ir galinčių paremti Kauno kunigų seminariją. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.